Sugimimo diena. Sugalvok Norą. Ačiū. Migle, tau žmonos kur... Ar norėtum apie tai pakalbėti asmeniškai? Ne, man viskas gerai. Tau tikrai viskas svarbu. Žinok, tai man neatrodo, kad tau viskas gerai. Man viskas gerai, man viskas gerai. Migle, palauk. Migle, kas buvo? Migle, palauk. Kas buvo? Viskas gerai. Einam, prisėsim. Tai dažnai būna? Tvarka kažką? Ne, čia dėl to, kad dantis susitrenkė. Taip va žmonės išbėga vidury dienos, nes dantis susitrenkė, pradeda visurėti. Suprantu, bet man viskas gerai. Tiesiog sunku grįžti vėl į darbą. Ten tiek daug triukšmo ir... nežinau. Klausyk. Jeigu tu man kažko nesakai, aš tau negalėsiu padėti. Aš turiu tokį sutrikimą. Jis vadinasi agorafobija. Man iš esmės labai sunku būti viešose erdvėse. Man tiesiog kyla visokios mintis, kaip man gali kažkas atsitikti ir jos tiesiog sukasi, paskui man pasidaro sunku kvėpuoti, dirbti ar bendrauti. Nieko nebegaliu padaryti. Man žymiai pablogėjo pasibaigus koronai. Namuose man tai buvo gera, jausdavausi jaukiai, galėdavau susikaupti, o dabar, kai bandau gauti darbą, tai arba toks priepuolis, arba tiesiog nepriima. Gebėjau išgauti šitą darbą, tai dėl to, kad mano teta čia dirba. Na, o tai nebuvo sutartinė, kaip rašyta? Turiu šitą sutartinę. Algirdai, jūs turit suprast, kad jei aš būčiau tai paminėjus sutartyje, aš tada nebūčiau gavus šito darbo. Man teta sakė to nerašyt. Aš negaliu prarast dar vieno darbo. Klausyk, tu esi išskirtinė mūsų komandos narė. Be tavęs mes, negalim dirbti. Jeigu mes darytume ką nors, pavyzdžiui, darbą nuotolį, kaip tu galvoji. Bet juk jūs neleidžiate iš namų. Jo, bet, tai išskirtinis atvejis. Jo, neleidžiam, bet tuos situacija biškai kitokia. Tik taip čia, niekam apie tai nepasakoju. Supratai? Taip, žinoma. Supratau, ačiū labai. Jūs nežinote, kokia aš dėkinga. Žinau. Kadangi tavo gimtadienis, tai šiandien gali anksčiau susirinkti daiktus ir išeit, gerai? Migle, palauk.
Ką tu jiems sakei? Sakiau tau, niekam apie tai neprasitarti. Miglė, viskas, aš tau nebegaliu daugiau padėti. O kas buvo? Tu pati savo išsikasi į duobę. Kas buvo? Miglė, tu esi atleista. Ką? Kodėl? Algirdas nebenori, kad kažkas sužinotų apie tavo sutrikimus ir kad jisai pasamdė darbuotoją turinčias sutrikimus. Ir jeigu kažkas iš vadovybės sužinos apie tai, visą kaltę perleis man. Mane irgi atleis. Ir aš daugiau negalėsiu susirasti darbą. Supranti? Miglė, to jau pat tu turi išeiti. Nes aš už tave kulkos nedimsiu. Aš ir taip per daug tau padėjau. Atleisk. Aš padariau viską, ką galėjau.